Sveiki mokytojai, kuriems rūpi. Ir tokiais mes galime vadintis todėl, kad duodame moksleiviui daug galimybių pasitaisyti. Tai reiškia iš naujo perrašyti kontrolinį, atlikti chemijos bandymą, pasimokyti neišmoktos istorijos temos. Ir tai yra puikiai praktika. Jos netgi prašo mūsų bendrusios ugdymo programos, nes taip formuojasi pozityvi nuostata mokymosi atžvilgių, pozityvi nuostata klaidos atžvilgių. Apskritai toks suvokimas, kad mokymasis nėra baigtinis procesas ir žinios nėra baigtinis procesas. Carol Dweck tai vadina growth mindset, ar ne? Aš suprantu, ko nesuprantu, nueinu tą išmokstu ir esu apdovanojamas, nes gaunu geresnį rezultatą. Tačiau mokytojai, kuriems rūpi, šitoje vietoje labai dažnai nusivilia, nes jie sudaro tas galimybės, tačiau moksleiviai demonstruoja praktiškai nežymiai pakitusi rezultatą. Ir taip nutinka todėl, kad mes pamirštame, jog moksleivis nuėjo mokytis lygiai tokiu pačiu būdu, kuris jį atvedė į pirmąjį rezultatą. Taigi, pridėdami žodelį ir mes galime išvengti didelio nusivylimo. Tai reiškia ne tik pasimokyti šitos temos, bet ir padaryti jos konspektą. Ne tik paskaityti apie šitą gramatinę taisyklę, bet ir nubraižyti jos mąstymo žemėlapį su pavyzdžiais. Ne tik pasimokyti geografinius objektus ar istorijos datas, bet ir išdėlioti jos žemėlapyje ar surašyti į laiko juostą. Atminties kortelės, mąstymo žemėlapiai, struktūros, konspektai, viskas tinka. Tokiu atveju, kai vaikas ateis iš naujo atsiskaityti temos, jums nebereikės žaisti to žaidimo, kad tikiu, kad tu pasimokai, o jūs labai aiškiai matysite rezultatą, į kurį nuvedė vienoks ar kitoks mokymosi procesas. Vaikas turi konspektą, galite paklausti poros dalykų, sakyti šaunuolis, pasimokai, bandom dar kartą. Tokiu būdu išvengsime nusivylimo. Ir mes mokytojai, ir mokiniai. Likite rūpestingi.